Sveiki sugrįžę. Praėjusioje pamokoje išmokome spręsti logaritminės lygtis. Šiandien gilinsimės į šią temą ir pamatysime, kaip logaritmai pritaikomi realiame pasaulyje. Pradėkime. Spręsdami logaritminės lygtis kartais gauname sprendinius, kurie iš tikrųjų netinka. Taip yra dėl logaritmo apibrėžimo srities. Prisiminkite, kad skaičius po logaritmų visada turi būti teigiamas. Todėl labai svarbu patikrinti kiekvieną sprendinį ir įsitikinti, kad jis atitinka šią sąlygą. Logaritmai yra plačiai naudojami chemijoje, ypač skaičiuojant pH, kuris parodo tirpalo rūgštingumą ar šarmingumą. pH yra neigiamas vandenilio jonų koncentracijos logaritmas. Kuo mažesnis pH, tuo tirpalas rūgštingesnis. Pavyzdžiui, turime tirpalą, kurio vandenilio jonų koncentracija yra 0,0001 molių litre. Ir reikia apskaičiuoti tirpalo pH. Įstatę šį rodmenį į lygtį nesunkiai apskaičiuojama, kad tirpalo pH yra lygus 4. Tai reiškia, kad tirpalas yra rūgštus. Logaritmavimas taip pat naudojamas nustatant garso stiprumą. Garso stiprumą galite nustatyti naudodami šią formulę, žinodami garso intensyvumą ir slenkstinį intensyvumą. Pabandykime išspręsti tokį žodinį reiškinį. Dulkių siurblio skleidžiamo garso intensyvumas yra 10⁻⁴ vatų kvadratiniame metre. Žinant, kad žmogaus klausos slenkstis yra 10⁻12 vatų kvadratiniame metre, apskaičiuokime šio garso stiprumą decibelais. Įsistatome visus šios duomenys į mūsų lygtį ir panaudoję logaritmo savybės apskaičiuojame, kad garso stiprumas yra 80 decibelų. Šiandien išmokome, kaip logaritmai pritaikomi realiame pasaulyje. Nepamirškite, kad sprendinių tikrinimas yra labai svarbus, nes ne visi sprendiniai gali tikti dėl logaritmo apibrėžimo srities. Kas yra nemažiau svarbu, tai tvirtinti įgytas žinias, sprendžiant praktinius uždavinius, kuriuos galite rasti www.edusia.lt svetainėje. O kitoje pamokoje mokysime spręsti dviejų lygčių su dviem nežinomaisiais sistemas, naudodami keitimo, sudėties ir sulyginimo metodus. Iki greito!